Sveiki, mėlyjei, labai gera, labai džiugu, kad įsijungėte, kad žiūrite. Mes šiandieną pratęsime skaityti Morkaus Evangelijos 14 skyrių. Praeitą sykį mes sustojome ties tuo, kai Jėzus su savo mokiniais valgo paskutinę vakarienę drauge, kai Jėzus perspėjo apie tai, kad vienas iš jų jį išduos. Kaip Jėzus įsteigia Eucharistiją, kaip jis laimina ir laužo duoną bei vyną ir pristato tai savo mokiniams kaip savo kūną ir kraują, kuris už daugelį išliejamas, ir pamoko, paragina to laikytis, iki jis sugrįš antrą kartą į šį pasaulį. Ir mes kalbėjome apie viso to prasme, apie Eucharistijos prasme. Kas neklausėte praeitos laidos, kviečiu įsijungti ir paklausyti. O šiandieną mes pratęsime, nes Jėzus su mokiniais sugiedojo himną tame aukštutinėme kambaryje, kuriame jie vakarieniavo, ir išėjo į Alyvų kalną, kuriame taip pat vyks svarbus įvykiai. Paskaitykime, kasgi ten įvyko toliau. 27 eilutė. Jėzus jiems tarė: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys. Bet prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Taigi Jėzus, pacituodamas Senąjį testamentą, iš tikrųjų, kuriame buvo išpranašauta, tai būtent šis sakinys ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys. Jis primena mokiniams šią pranašystę, kad taip ir bus, taip ir išsipildys. Jis kaip piemuo bus suimtas, o jo mokiniai, kaip tos avys, išsisklaidys ir paliks jį vieną. Ir be jokios abejonės tai buvo skaudu mokiniams girdėti. Ir vienas iš jų, Petras, jis kaip tik ir atsiliepia, sureaguoja šios Jėzaus žodžius, sakydamas: jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Petras buvo pilnas pasiryžimo sekti Jėzumi iki pat galo, jokių būdų jo neišsiginti, jis buvo pasiryžęs įrodyti savo meilę ir atsidavimą jam net iki mirties. Ir štai kai Jėzus jam atsako, iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžių net 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Įstabu yra iš tikrųjų, kaip Jėzui yra visa atvira, matoma, žinoma. Ir mes matome, kaip Petras visgi, nors jis ir turi pačius tyriausius motyvus, be jokios abejonės Petras neveidmainiauja, sakydamas tai, kai sako Jėzui, apie tai, kad jis jo nepaliks, net ir visi paliks. Tačiau Petras, matosi, akivaizdžiai pervertina savo realias jėgas. Motyvas arba troškimas sekti Jėzumi iki galo jis jame yra, tačiau jėgų išpildyti šį pasiryžimą Petras stokoja. Ir todėl Jėzus sako: dar šiąnakt, gaidžių nei 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras dar atkakliau tvirtino: jei man reikėtų net mirti su tavimi, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta patį kalbėjo ir visi kiti. Taigi mes matome, kad Petras netiki tuo, kad jis gali išsiginti Jėzus. Netgi tiesioginiai Jėzaus žodžiai apie tai, kad visgi jis išsigins, jam negalioja, jis jų nepriima. Jis toliau atkakliai tvirtina savo. Ir čia mes pamatome būtent vieną iš pamokų, kad mes kaip žmonės, kartais mes save nuvertiname ir vertiname nepakankamai. Kita vertus, kaip šiuo atveju, mes pervertiname savo gebėjimus, savo jėgas, savo dovanas, pašaukimą, kas tai bebūtų.
pervertiname ir tuo apsigauname, manydami, kad esame stipresni, nei esame iš tikrųjų, kad esame gabus kažkam, kam pakankamai gabus nesame. Ir va čia tas adekvatus žvilgsnis į save jis labai svarbus, labai reikalingas. Ir taip svarbu įsiklausyti, kągi Jėzus apie mus sako. Jis Petrui labai akivaizdžiai pasakė, taip Petrai, džiugu, kad tu nori eiti su manimi iki galo, bet dėja tau nepavyks. Dėja, tu neturi ir tiek pakankamai drąsos ir jėgų. Ir Petrui tai reikėjo tai pripažinti. Pripažinti, kad Jėzus yra teisus. Kaip ir visi kiti mokiniai, jie prisikinėjo, kad jie eis iki galo. Iš vienos pusės tai yra labai gražu, tai rodo, kiek stipriai mokiniai mylėjo Jėzų, brangino jį ir buvo pasiryžę, bent jau pasiryžę eiti iki galo su juo, net į mirtį. Jie atėjo į vietą vadinamą Getsemanę. Jėzus sako savo mokiniams, pasidėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmę su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti. Jis jiems sakė, mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Ir šitame epizode mes matome be jokios abejonės Jėzaus žmogiškumą. Viena vertus jis yra Dievas, kita vertus jis yra ir žmogus tuo pat metu. Ir būtent tie jausmai, kuriuos Jėzus išgyvena, ta baimė, liūdesį, nuogastavimą, sielvartą, tai būdinga žmogui. Tai būdinga žmonėms, tai rodo žmogaus silpnumą, tai rodo Jėzaus silpnumą ir tai rodo, kad jis yra ir žmogus tuo pat metu. Kad per tą kryžiaus kančią jis eina ne tik kaip Dievas, bet jis eina kaip ir žmogus. Patirdamas tą patį silpnumą, patirdamas tą patį pažeidžiamumą, baimę ir nenorą kentėti, nenorą patirti skausmą, fizinį skausmą, atmetimą, patyčias ir taip toliau. Ir jam būdinga lygiai tas, kas būdinga ir mums. Dėl to jis gali mus suprasti, dėl to jis gali mus atjausti, dėl to jis gali mums padėti, kaip tą patį patyręs, išgyvenęs ir perėjęs visą tai, pergalingai įveikęs visą tai, mums jis gali padėti mūsų sunkumuose, mūsų persekiojimuose, atmetime, silpnume ir kitose panašiose aplinkybėse ir kitose panašiose jausmuose, kuriuos mes išgyvename. Bet įdomu, kad būtent tame sielvarte ir liūdesy, kurį Jėzus patiria kaip išeitį ir sprendimais mato, kur maldoje. Jis imasi maldos. Ne kažko kito. Mes kaip žmonės, žiūrėk, savo liūdesį ir kažkur mes imamės kitų dalykų. Neretai mes pasiduodame tokiam savigailai. Savo liūdesį nardiname gilesnėme liūdesį, savęs graužime, depresijoje, dar kažkur tai. Arba imamės kažkokių kitokių keistų būdų nuraminti, vaistų ar dar kažko, nuraminti savo nerimą, liūdesį, bet žiūrėkime, ką daro Jėzus. Jis sako, pasidėkite čia, kol aš melsiuosi. Mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad jei įmanoma, jie aplenktų toji valanda. Taigi Jėzus to sielvarto akivaizdoj kaip išeitį mato būtent maldą. O kas yra malda? Malda tai yra bendravimas su tėvu. Jėzaus bendravimas su tėvu. Jis kreipiasi į asmenį, kuris jį mato, kuris jį girdi, kuris jį supranta, kuris jį atveda iki šios valandos ir pasiryžęs vesti toliau.
Jis meldėsi, kad jie aplenktų, toji valanda jai įmanoma. Jis sakė, Aba tėve, arba išverčiant, tėve, tėvelį, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Taigi Jėzus šaukėsi tėvo. Jis kreipėsi į jį, sakydamas, kad tu gali iš tikrųjų tą taurę patraukti, kad ta valanda aplenktų mane, kad man nereiktų gerti tos taurės, jei tai įmanoma. Bet toliau Jėzus demonstruoja būtent tą besąlyginį atsidavimą tėvo valiai, bet tai būna ne mano, o tavo valia, taip kaip tu nori, jei tu to tikrai nori, aš pasiryžęs eiti iš to keliu. Taip meldžiasi Jėzus. Po to grįžta ir randa juos, tai yra savo mokinius miegančius, ir tarė Petrui, Simonai, tu miegi, nepajėgiai ne vienos valandos pabudėti, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą, nes dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Taigi mes matome, kad jis paima 3 mokinius, Petrą, Jokūbą ir Joną, kad jie kartu su juo budėtų, kad jie būtų jam parama maldoje, kad jie palaikytų jo rankas. Tame sielvarte, tame liūdesy, besimeldžiant, bet mes matome, kad ir čia mes pamatome būtent tą žmogišką silpnumą. Jos buvo apėmęs tas liūdesys lygiai taip pat kaip ir Jėzų, ir jie nepajėgė budėti su juo, jie užmiega. Jie užmiega, nors čia pat prieš keletą akimirkų Petras dievagojosi, kad jis ir mirtis ir panašiai, bet žiūrėkime, Jėzus kaip tik ir kreipėsi asmeniškai Petras, Simonai, tu miegi, nepajėgi ne vienos valandos su manim pabudėti. Ir greičiausiai tai yra ta nuoroda į tą Jėzaus, į tą Petro pasiryžimą siekti Jėzumi iki mirties, bet sako, štai va tokio nedidelio dalyko tu negali padaryti. Valandą pabudėti su manim, tu miegi, tu pasidavei silpnumui kūno, ar ne? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundimą. Ir čia jau Jėzus nurodo tą sprendimą, kad štai kur yra sprendimas. Malda ir budėjimas. Tie įrankiai arba tie priešnuodžiai prieš pagundimą. Kad nebūtume sugundyti silpnumu, pasidavimu, pralaimėjimui, kažkokiais kitais dalykais. Kad turėtume pakankamai jėgų ir pakankamai tvirtą vidinį stuburą išstovėti sunkių, gundančių akimirkų akivaizdoje. Malda ir budėjimas. Nes sako, dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas, ir Jėzus moko būtent nepasiduoti kūno silpnumui, bet ryžtingai kovoti dvasinę kovą, atsidedant maldai. Ir 39 eilutėje pasakyta, jis vėl nuėjo ir meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir mes matome, kad Jėzus nesibodi melsis tais pačiais žodžiais. Mes kartais galvojam, kiek galima melsis tais pačiais žodžiais, malda turėtų būti kažkokia įvairesnė, ten daugiau žodžių ir panašiai. Bet Jėzus, jisai meldžiasi tiesiog tais pačiais žodžiais, tuo prašymu, tuo šauksmu, kuris tą akimirką yra aktualus jam. Ir todėl ir mes, nesvarbu, kad ta malda yra tokia pati, vieną ir kitą ir 5 kartą. Svarbu, kad tai yra mūsų širdies šauksmas, širdies malda. Taigi Jėzus meldžiasi 2 kartą. Sugrįžęs jis vėl rado juos miegančius, jų akis buvo apsunkusios ir jie nežinojo, ką atsakyti. Mokiniai tuo tarpu neįstengia kartu su Jėzumi budėti, jie ir vėl užmiega.
Jis atėjo trečią kartą ir tarė jiems, vis dar tebemiegat ir ilsitės. Gana, atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Taigi mes matome, kad dėja tame dvasinėme būdėjime, tose dvasinėse grumtynėse, tam maldos laike, mokiniai dėja nebuvo Jėzui parama. Jie neįstengė pabudėti kartu su juo, jie pasidavė tam kūno silpnumui ir miegojo visą tą laiką. Jėzui teko vienam rungtis su tuo pagundimu išvengti kryžiaus, išvengti mirties. Bet mes matome, Jėzus iškovoja, jis žino, kas jo laukia, jis pasiryžęs. Jis sako, kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Mes matome, kad Jėzus iš tikrųjų viduje jis yra sutvirtėjęs, apsisprendęs, tvirtai pasiryžęs ir pakeltą galvą sutinka tą pavojų, kuris artinasi, sutinka tą grėsmę, tą mirtį, kuri jam jau kvėpuoja į veidą. Mes matome, kaip pasikeitęs Jėzaus nusiteikimas, koks jis buvo prieš maldą ir koks jis yra po maldos. Mes skaitome, kad pasakyta, Jėzus pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti, mano siela mirtinai nuliūdusi. Jis sukniubo ant žemės ir meldėsi, o paskui po tų 3 maldos kartų mes skaitome, kad jis sako, gana, atėjo valanda. Žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas, kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Mes jaučiame, yra visai kita intonacija, visai kita nuotaika, visai kitas nusiteikimas. Jėzus prieš tai buvo silpnas, prieš tai buvo dvejojantis, tarsi svyruojantis. Dabar jis yra tvirtas, pasiryžęs ir pilnai nusiteikęs sutikti tą pavojų, kuris yra čia pat. Kiek daug gali malda, kiek daug gali atsidavusi malda. Nuoširdus, paprastas ryšys, nuoširdus, paprastas santykis su tėvu. Jėzus nesibūdėjo pripažinti savo silpnumą, jis parodė savo silpnumą. Jis nevaidino stipresnio nei yra. Jis parodė, kad jam nėra paprasta atsiduoti, jam nėra paprasta eiti iš to keliu. Jis pripažino, sako, tėve, atitolink nuo manęs šitą taurę. Jei įmanoma, atitolink nuo manęs. Aš nenoriu, man sunku. Bet tai būna taip, kaip nori tu. Ir čia buvo esminis dalykas. Taip man sunku, taip aš pripažįstu tai, taip man baisu. Bet svarbu tai, ko tu nori. Ir čia yra esminis posūkis Jėzaus pasiryžime, jo apsisprendime. Ir mes skaitome, kad Lukas, evangelistas Lukas pasakoja, būtent šitoj vietoj, šitą akimirką pasirodo angelas, kuris Jėzų sustiprina. O čia ateina papildomos jėgos, papildomas impulsas stovėti tvirtai ir eiti iki galo. Ir to mes sulaukėme būtent maldoje, to mes sulaukėme būtent tame pašnekesy su dangišku tėvu. Taip ir mes rinkimės maldą kaip sprendimą mūsų gundimo akimirkomis, mūsų sunkumo, baimio akimirkomis, nežinios akimirkomis.
rinkimės maldą. Ir jos dėka mes aptiksime, kaip esame pripildomi neįtikėtinu ryžtu, drąsa, aiškumu, pasiryžimu, jėgomis, visu tuo, kas reikalinga mums vienose ar kitose aplinkybėse. Čia sustokime ir kitos laidos metu mes aptarsime, skaitysime ir aptarsime tolimesnius įvykius, kai jau Jėzus bus suimtas, kaip jis bus kamantinėjamas, kaltinamas, vėliau teisiamas, mušamas ir galiausiai nukryžiuojamas. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad dalyvavot kartu. Pasilikime toliau Dievo žodį, nes Dievo žodis atveria mums Dievo paveikslą, piešia tikrąjį jo veidą. Ir tas jo veidas mus įkvepia, moko, guodžia, stiprina, kelia, visokiojopai ugdo. Likite sveiki, sudie.